pavyzdžiui, galvoja, kad jeigu gyvena vieno iš sutuoktinių asmeninės nuosavybės įgytame bute ir moka tiesiog kokius komunalinius mokesčius, kad tai patampa bendras turtas. Santykiai klibėjo ir žmona sako vyrui, nupirk namą, tada visi jau būsim laimingi ir pagaliau gražiai gyvensim. Vyras parduoda savo butą, nuperka namą ir jinai tiesiog pakeičia spinas, dar iškviečia policiją, neva ten kažkas įvyko ir nežinau, kas man reikalinga. Sveiki sugrįžę į mūsų misijos laidą. Sveikas merginas. Labas. Šiandien kalbamės iš tikrųjų tokia liūdna, bet pakankamai rimta tema. Tai pas mus vėl svečiuosi Karolina. Labai ačiū, kad tau vėl pavyko atvykti tarp teisinių visų reikalų ir šitų teisminių visų procesų. Ačiū, kad pakvietei. Tai šiandien kalbėsim apie skyrybas ir apie turto dalybas. Tai galim turbūt nieko nelaukiant ir pradėti gvildent šitą neišsemiamą temą. Pradedam klausimų, iš tikrųjų daug ir jie turbūt ateina tiesiog per klientų mūsų pačių ar nesmeninės patirtis ir tikrai ši tema tokia yra, sakyčiau, topinė, ar ne? Tai klausiam ir tikimės, kad atsakysim. Pati nemažai turbūt susiduria, ar ne, su šitais nekilnojamo turto skyrybom, kaip čia pasakėti. Iš tiesų, tikrai daug tenka dirbti su tuo ir pagrindiniai ginčiai iškyla būtent dėl turto dalybų. Nes jeigu nėra turto, tai dažniausiai ir skyrybos vyksta labai greit ir bendru sutarimu. Taigi, jeigu nėra jau sutarties iki vedybinės ar po vedybinės turto pasidalymo, tai dažnu atveju šalys gražiai nesusitarė. Čia kaip taisyklė turbūt, ar ne? Iš tiesų, galbūt todėl, kad yra labai daug mitų prikurta dėl turto dalybų, tiek ir viešojo erdvėje, ir kartais ir iš pačių teisininkų išgirsto tam tikrų pasisakymų, kurie šiek tiek stebina, nes šita sritis yra tikrai gana sureguliuota ir išties senokai. Tai kad tokia neišsemiama tema yra, mano manimu, dažniau dėl sukurtų mitų. Ok, o pavyzdžiui, tu kaip pati galvoji, jeigu taip teisingai pradėt, nes, faktas, kai tu ten įsimyli, žadi tuoktis ir taip toliau, nieks negalvoja nei apie tas povedybinės, nei apie tas vedybinės ir visokias iki vedybinės sutartis, bet realiai būtų protinga turbūt, ne, apie tai pagalvoti ir jeigu abu normalūs žmonės ir supranta viską logiškai, tai kaip ir būtų protinga pasidaryti. Aš vienareikšmiškai rekomenduočiau, nes anksčiau, prieš 10 metų, tai apskritai buvo žiūrima, kad jeigu tu prieš vestuvės rašaisi iki vedybinę sutartį, tai tu jau iš vis tiesiog galvoji apie skyrybas ir nėra prasmės tuoktis. Dabar požiūris yra tikrai pasikeitęs ir ypatingai tarp išsilavinusių ir verslių žmonių, tai sutartis yra suprantama kaip elementari higiena. Bet jie jau turi turto. Bet tu niekada nežinai, kada tu jo turėsi, tuo labiau tu nežinai, kas gali nutikti rytoj. Nes sutartis reiškia ne vien turto pasidalymą, tai reiškia ir tam tikrą apsisaugojimą. Ir iš tikrųjų turiu situacijų, kada klientai puikiai gyvena 20 metų, jie yra verslus ir vis dėlto vienas statybų verslą vystė kaip fizinis asmuo. Nutiko kovidas, nebuvo įvykdyti įsipareigojimai laiku ir išieškojimai įvyko iš žmonos turto, taip pat iš šeimos turto. Ir kartais tenka šeimos paskutinius namus parduoti. Tai jeigu būtų buvusios tam tikros sutartys, taip nebūtų nutikę. Tai iš tiesų į sutartį reikia žiūrėti kaip į tam tikrą garantą, kaip į saugiklį, kuris padeda ne tik pasidalinti kažką, nes yra žiūrima, kad skyrybų atveju gal tu daugiau išloštum, negu kad tu čia tas sutartim apsidėlioji, bet reikia žiūrėti kaip ir į saugiklius, nes turiu labai daug atvejų, kada tiesiog ar vienam sutuoktiniui verslas nepasiseka, ar vis dėlto dėl tam tikrų aplinkybių panyra į kokius azartinius lošimus ir tada tenka atsakyti taip pat ir žmonai ir padengti visus įsiskolinimus atsiradusius kreditoriams, nes bendras yra ne tik turtas, bet ir įsipareigojimai. Bet ir dabar iš tikrųjų atėjo tokie laikai, ar ne, atsakai pati, prieš 10 metų, tarkim, ten niekas negalvodavo, ar ne, ir tai būdavo sutartis lygų turbūt nepasitikėjimui ir iš karto ateities tokiam prognozavimui, ar ne, kad, visi skirsim. Tai dabar tokie laikai, kai iš tikrųjų ta socialinė, sakykime, medija, ar ne, visi pradeda dalintis įvairiom patirtim, tie patys teisininkai,
garsų žmonės, ar ne, patirtis, žiniasklaida, straipsniai ir taip toliau. Na, tiesiog pati diktuoja, ar ne, pats tas laikas turbūt diktuoja, kad, na, visko būna. Nebūtinai tu nepasitikė, ar ne, bet... Ir tikrai būna visko ir galiu pasakyti, kad dažnai jau skyrybų atveju klientai ir verkia, ir turiu klientų vyrų, kurie verkia, kaip elgiasi sutuoktinė, yra visko ir aš sakau, jūs pažinsit tikrai sutuoktinio veidą tik tada, kai skirsitės. Tai jeigu viskas atrodo labai faina, labai gerai, tai tikrai nereiškia, kad tai bus visada ir tikrai negalvokit, kad, na, įsimylėjęs žmogus jis apskritai yra kitoks, pradžioje žmogus yra kitoks, tai yra normalu, tu stengiesi, po to tu pripranti ir turiu tokių atvejų, kur 16 metų išgyvenę kartu ir niekada nesipykę ir skyrybos yra tiesiog klaikios. Kaip yra elgiamasi, kaip visa giminė susijungia tada ir prasideda ir vaikų įtraukimas ir kas tik nevyksta, tai sutartis daugeliu atveju vis dėlto apsaugotų nuo to, nes pagrindiniai visi tie ginčai kyla būtent dėl turto dalybų. Tada nesusitarė, įtraukia vaikus, vaikus sutraumuoja, nuteikia vieną prieš kitą ir to neįvyktų, jeigu būtų iš karto aišku. Supratau. Bet daugelis, bet kuriuo atveju tuokiasi, nu, tarkim, kad ir jaunimas, imkim mane, jie neturi turto, susituokia. Ir tada jau atsiranda tas bendras turtas, tam dar gal kažkokie investiciniai objektai ir taip toliau. Ir tai tada tampa bendra jungtinė nuosavybė. Santuokoje įgytas turtas visada yra bendras, tokia yra taisyklė. Jo. Žinoma, ir santuokos metu jau turint turto, galima sudaryti povedybinę sutartį, taip pat turto atidalinimo ir dar būnant santuokoje pasidalinti. Ir taip daro žmonės, ypatingai daro tie, kurie nukentėjo jau vieną kartą dėl to, kad tiesiog statybų procese dažnai net ir vystydami verslą asmenys neįtraukia teisininko, pasirašo sutartį, nesudaro, tarkim, neįvykdo jos nustatytų terminų, susitarė žodiškai, kad ji prasitęsė, kita šalis supignaudžiauja ir viskas galiausiai kainuoja vos ne 100 000. Tai tada išieškoma iš abiejų ir po to, kai taip nutinka, iš tiesų galvoja, kad reikia tą sutartį sudaryti, nes net turint verslą negalima jaustis visiškai saugiai, nes yra asmenų, kurie vadovai laiduoja versle, tai jeigu verslas subankrutuoja, irgi gali nukreipti į asmeninį turtą išieškojimą, tai yra į šeimos namus. Negali žinot, žodžiu, negali žinot ir tų saugiklių vis tiek reikia, bet o jeigu dabar, sakykime, tokia situacija, vad Loreta, ar ne, paklausė, kad perka, sakykime, žmonės ar nesusituokia turtą, bet jeigu tiek vienas ateina su savo bagažu, sakykime, ar ne tik patirties, bet ir turtu. Butelį ar kažką, tai nesvarbu ar ne, ir kitas, tarkim, bet jie susieina, tai yra, nu, sakykime, asmeninės ar ne, nuosavybės turtai, bet susieina, kas tada vyksta, tarkim, ar tai ir lieka asmeninė nuosavybė, ar tai vis tik tai tada tampa bendra jungtinė, kaip pavyzdys, vat aš pasidalinsiu iš tikrųjų savo patirtim, mes iki susituokus su vyru, turėjau tiesiog savo vardu ar ne irgi asmeninės nuosavybės teisę įgytą turtą ir tada mes susitokėm ir aš norėjau refinansuotis. Na tiesiog iš vienos įstaigos kredito į kitą. Ir man pasakė, bet jūs tada jau būsit, viskas čia jau bus nebe jūsų asmeninė nuosavybė. Kaip tokie, vat irgi, ar tai, kaip padaryti tada irgi, kad asmeninė būtų ta nuosavybė? Tai realiai tada povedybinė? Tik tai. Iš tiesų, turtas įgytas iki santuokos yra asmeninė nuosavybė ir automatiškai jis netampa tą asmeninę nuosavybę, bendra nuosavybė ir yra daug mitų šią temą prikurta, ypatingai daug, jog, pavyzdžiui, galvoja, kad jeigu gyvena vieno iš sutuoktinių asmeninės nuosavybės įgytame bute ir moka tiesiog kokius komunalinius mokesčius, kad tai patampa bendras turtas. Ne, kad turtas pataptų bendras, jis turi būti iš
esmės pagerintas. Ką reiškia iš esmės pagerintas, kad turi būti investuota didelė suma, pavyzdžiui, padaryta rekonstrukcija ir turto vertė padidinta gerokai. Ir tada galima skyrybų atveju prašyti pripažinti turtą bendra jungtinė nuosavybė, arba nustatant nuosavybės dalį tame turte, arba išmokant kompensaciją pinigais. Bet automatiškai tikrai nėra taip, kad turtas patampa santuokoje jungtinė nuosavybė. Aišku, būna ir tokių atvejų, kad turi būti iki santuokos įgyta ir tada santuokos metu jį parduoda ir lėšas panaudoja bendram turtui įsigyti. Tai be jokios abejonės, jeigu neišreiškia valios, kad tai bus asmeninis turtas, tai taip, tas turtas tampa namas, pavyzdžiui, kuris kainavo 200 000 ir kokį 150 000 tu investavai pardavęs asmeninės nuosavybės teisę, jis tampa bendromis lygiomis dalimis įgytų. Bet tokiu atveju tu skyrybų atveju taip pat gali ginčyti ir prašyti tokį turtą pripažinti asmeninę nuosavybę, išmokant kitam sutuoktiniui kompensaciją arba net neišmokant. Jeigu, pavyzdžiui, 150 000 tu sumokėjai iš asmeninės nuosavybės teisę įgyto turto, o 50 000 gavai kreditą, kuris dar nėra net išmokėtas, nes turiu savo praktikoje ne vieną tokį atvejį, kai santykiai klibėjo ir žmona sako vyrui, nupirk namą, tada visi jau būsim laimingi ir pagaliau gražiai gyvensim. Vyras parduoda savo butą, nuperka namą ir jinai tiesiog pakeičia spinas, dar iškviečia policiją, neva ten kažkas įvyko ir neždinkis, tu nebereikalingas. Tai tokiu atveju yra naivu tikėtis, jog negalima teismo keliu nustatyti tos dalies turte ir vis dėlto tai neliks lygiomis dalimis tas turtas. Bet turbūt įvairių situacijų būna ir tie dalinimai, ar negi jie skirtingi, iš tikrųjų labai atsižvelgia turbūt ir į situaciją, ar ne? Na, nėra taip, kad skiriantis 50/50, ar ne? Ne, pagal teisinį reguliavimą bendroji taisyklė yra tokia, kad turtas įgytas santuokoje yra dalinamas lygiomis dalimis. Ir tik yra išimtys iš taisyklės, kad jis dalinamas nelygiomis dalimis. Ir tu turi pateikti įrodymus, kad pavyzdžiui, tu asmeninėmis lėšomis arba kažkokiu savo darbu, pavyzdžiui, kad vienas iš sutuoktinių tik stato namą, pasiėmęs kažkokias atostogas ar išėjęs iš darbo, pardavęs, tarkim, butą, kuris jam priklauso ir pats stato namą, tai yra pagrindas nukrypti nuo lygių dalių principo. Aišku, viešoje erdvėje yra prikurta labai daug mitų, neva tai užtenka, kad sutuoktinis būtų neištikimas ir jau kitam sutuoktiniui visas turtas priklausys, ar ten suduotų smūgį į veidą. Nes buvo aptarinėjamos ir garsių porų skyrybos ir girdėjau kai kurios teisininkus pasisakant, kad taip, dėl to, kad gavo į veidą, gali dabar visas namas priklausyti. Mane labai stebino tokie pasisakymai, nes tai yra absoliutus mitas ir nei panaudotas smurtas, nei neištikimybė neturi jokios įtakos dalinant turtą. Turtas priklauso lygiomis dalimis, nebent yra mano minėti atvejai pagrindai nukrypti nuo lygių dalių principų. Jeigu buvo neištikimybė, jeigu buvo smurtas, tu gali reikalauti neturtinės žalos atlyginimo, tą įrodinėjant, arba gali sutuoktinis išlaikymo prašyti, jeigu tam yra pagrindai, bet tikrai nėra pagrindas nukrypti nuo lygių dalių principo smurtas ar neištikimybė. O šiaip, pavyzdžiui, jeigu planuoji skyrybas, dovanojimo, tu irgi nepadarysi bendros pusės tam kažkam, kad padovanot savo dalį, ne? Tai vėlgi, kiekvienas atvejis labai yra individualus ir jeigu turtas priklauso bendra jungtinė nuosavybė, tai nėra tokios dalies, jinai nėra nustatyta. Tiesiog tai yra abiejų sutuoktinių turtas ir jį parduodant, įkeičiant ir taip toliau reikia abiejų sutuoktinių sutikimo. Ir kad tu turi turtą bendra jungtinė sutuoktinių nuosavybė ir kažką su juo daryti prieš skyrybas, tai ne, tai nėra kaip variantas, nors aišku, kai prasideda skyrybos, tai yra daug
emocijų ir visai neseniai vėlgi turėjom atvejį, kada sutuoktinis nuolat gąsdino, kad aš įkelsiu tau kokius ukrainiečius ar baltarusius, tu gyvensi su jais, čia dar pasikviečia architektą, kad dalį savo dalį kad atidalintų, kad įvykdytų, nustatytų. Spektaklis. Tai yra spektaklis, nes iš tiesų tam, kad įvyktų tas atidalinimas, tai turi būti realios galimybės atidalinti, turi įėjimas, išėjimas būtų atskiras, virtuvė atskira, vonios kambarys, kiek tai yra galima bute. Tai be jokios abejonės, kad tai yra spektaklis. Aišku, jeigu, tarkim, skiriantis teismas nueina lengviausių kelių, nes visgi būna taip, kad nuosavybę saugo konstitucija ir kad paimti ar čia išmokėti kompensacijos, tai yra išimtis iš taisyklės ir būna, kad palieka tiesiog bendrasavininkais to turto. Tai kivirčiai, jie niekur nedingsta, jie tik didėja ir tokiu atveju galima iškelt bylą dėl atidalinimo. Įrodant, kad tie santykiai yra konfliktiški, yra neįmanoma to turtu disponuoti bendrai, bet tokiu atveju arba tu turi turėti galimybę išmokėti tą kompensaciją, arba turi įrodinėti, kad sutuoktinis buvęs turi galimybę tą išmokėti. Tai jeigu vis dėlto likot bendrasavininkais po skyrybų kažkokio būto ir labai dėl to nesutarėt, negalit kartu ten nei gyventi, nei būti, tai galimybių iš tos padėties išeiti yra. O dar irgi, vat ir diskutavom prieš susitinkant, jeigu yra turtas paveldėtas, padovanotas, ar ne? Jo. Vat tas yra iš tikrųjų, nes dažnai pasitaiko, pačioms tenka pardavinėti tokį turtą. Kaip yra tada? Yra sutuoktiniai, yra antros pusės, ar ne? Kaip toks turtas, ar jis dalinamas, ar jisai patampa automatiškai irgi bendra jungtinė nuosavybė? Tai realiai paveldėtas, padovanotas, ne? Na tai, tarkim, aš ateinu, ar ne, irgi santuoką vėl su krepšeliu, sakykime, turimo turto, paveldėjau, man kažkas padovanojo, kas tada vyksta? Į santuoką, kad ir su kuo ateitum, tai yra tavo asmeninis turtas. Jeigu iki santuokos, ar tu nusipirkai, ar kas tai benutiko, ar gavai dovanų, tai visada yra tavo asmeninis turtas. Ir čia sutarties rašytis nebūtina? Ne, nebūtina dėl to. Aišku, jūs į sutartį galite traukti dėl to, jeigu tai tas turtas bus pagerintas ar taip toliau, nes, kaip ir minėjau, jeigu įvyks esminis pagerinimas, tai kitas sutuoktinis jau turi galimybę reikalauti tą turtą pripažinti bendrą nuosavybę. Bet jeigu santuokos metu jūs paveldėjot ar gavo dovanojimo pagrindu, ar tai yra kažkokia žala išmokėta, tai yra asmeninės nuosavybės teisė, įgytas turtas, aišku, gali dovanotas turtas būti dovanojamas bendrai šeimai, kaip ir paveldėjime galima nurodyti, kad tiesiog skiria šeimai. Bet tokiu atveju yra tikrai labai mažai ir be jokios abejonės, kad jeigu nėra mano minėtų atvejų, tai turtas bus asmeninės nuosavybės teisė įgytas. Tu sakai, jeigu nebus pagerintas ar ne, ir pas notarą juk turi pasirašyti, kad nepretenduoja ir kad leidžia. Tikrai ten nepagerina, taip toliau. Bet kaip, pavyzdžiui, įrodyti, jeigu aš iš tikrųjų, tarkim, pagerinu, ar ne, čekiai kažkokie sąskaitos, kas? Iš tikrųjų ir visos leistinos priemonės yra galimos, tai tikrai rekomenduoju saugot visus pirkimo dokumentus, sutartis, pavedimus, susirašinėjimus. Netgi. Ir iš tiesų labai svarbus įrodymas yra nuotraukos, vaizdo įrašai. Aš kaip tik turiu dabar vieną būtent identišką bylą, kada buvo mano klientas išvyko dirbti į užsienį tam, kad iš esmės pagerintų butą ir nedaug jis turi išsisaugojęs pirkimo dokumentų, nes jis dažniausiai darydavo pavedimus žmonai Lietuvoje, kad jinai viską pirktų. Tai mes turim daug vaizdo medžiagos, daug nuotraukų, jis pats grįždavo, fotografuodavo, jis palaikė kontaktus su visais apdailininkais ir taip toliau, ir mes juos išsikvietėm liudyti, tai juos galima traukti liudytojais, taip pat galima ir kažkokius kaimynus, jeigu jie žino. Tai daugiausiai tokiam procese būtent visa ir vaizdinė medžiaga naudojama. Vėlgi galima pasidaryti ir vertinimą, pavyzdžiui, kiek tas turtas buvo vertas iki to remonto ir tada, kai jau padarytas remontas.
Tai atitinkamai kiekvienas atvejis yra individualus ir vertini ir sprendi, kaip klientui toliau elgtis. Nes daug kas sako, kad neturi sąskaitos faktūros, neįrodys. Nieko. Tai va tas ir yra, dėl to aš ir paklausiau, nes žmonės tiesiog nežino, galbūt tai... Taip, bet kategorinis toks būna visą laiką tai pasakymas. Daug tų mitų tokių, taip, jeigu viskas mokėta be sąskaitos, tai tada jau viskas, aš čia nieko neįrodysiu, jau kad ir pagerinau, tai žodžiu, aš čia jau pralaimėjau. Tai žodžiu, viskas galima. Taip, jeigu daroma rekonstrukcija, tai svarbu, kad atsispindėtų registrų centre, jau yra ta žyma, kad santuokos metu įvyko ta rekonstrukcija. Taip. Tai jau automatiškai tu to fakto nebegali nuslėpti. Ir tada gali pasidaryti vertinimus pagal to meto kainas iki rekonstrukcijos ir po ar šiai dienai ir taip toliau. Tai kaip ir minėjau, kiekvienu atveju individualiai turi vertinti situaciją ir susidėlioti strategiją, kaip elgtis. Ok, gerai. Tai dabar dėl santuokos viskas kaip ir ok, grįšim. Bet yra tokių porų, kurie gyvena susimetę. Liaudiškai tariant, susimetę. Tai ir esu skaičiusi, gal netgi Facebook'e, man atrodo, kad viena moteris sako, ką man dabar daryti, nes jie su vaiku yra registruoti pas tėvus, gyvena pas vyrą bute, žodžiu, ten 10 metų ir ką dabar daryti, ar turiu kažkokias teisės į tai ar neturiu ir ką daryti. Tai ką daryti tokiem žmonėm, turbūt daugumoj moterim, nes vis tiek, vyras sako, okei, mes gyvenam čia, tu nesirūpink, mano butas, čia vaikai, tu gali nedirbti, taip toliau, ir tada pradeda viskas birėti ir tada tave varo iš tavo tų, imkim, vadintų namų ir tu nieko ne... Tai be jokios abejonės iki santuokos, arba jeigu jos neįvyko, ne, ir šalis gyvena vienu iš sutuoktinių bute, tai jeigu jinai prisidėjo įsigyjant butą, pavyzdžiui, davė lėšų sutuoktiniui, nes tikrai dažnai būna taip, kad tai registruoja vieno vardu, nors iš tiesų kitas sutuoktinis taip pat labai prisidėjo ir finansavo visus įrengimo darbus, baldų įrengimo ar taip toliau, tai jis taipogi gali įrodinėti, kad nepaisant to, kad nebuvo santuokos, jie vedė bendrą ūkį, kaip ir buvo partneriai ir gali taip pat reikalauti nuosavybės teisių į tą butą. Bet vėlgi tokiais atvejais aš dar visada sakau, kad sutuoktinis, kuris tiesiog nusprendžia vieną dieną išmesti šeimą į gatvę, turi nepamiršti, kad jeigu moteris neturi jokio nuosavybės teisę priklausančio turto, jinai gali teismui teikti prašymą, kad uzufrukto teisė leistų ten gyventi iki vaikams 18 metų. Ir vėlgi turiu ne vieną tokį atvejį, kada mano klientė su vaikais gyvena sėkmingai sutuoktinio bute, o pačiam tenka įsikraustyti, nes nenori ten gyventi ir jai suteikiama teisė iki vaikams 18 metų ten gyventi. Vėlgi, jeigu dėl sutuoktinio kalties, dėl santuokoje įvykusių aplinkybių, dėl tų pačių vaikų gimdymo vienas po kito, moteris negalėjo įgyti išsilavinimo, dirbti, ji gali reikalauti ir išlaikymo iš sutuoktinio savo prisiteisimo. Tai tų galimybių yra įvairių. Aišku, reikia pasianalizuoti. Pati turėjau tokia viena, gal net pirmųjų bylų, jau seniai buvo mano pati pradžia. Ir butas priklausė sutuoktinio asmeninės nuosavybės teisė, buvo mamos padovanotas, bet sutuoktinė ten tikrai absoliučiai visus baldus supirko, tapetus pirko, pati klijavo ir labai mažai turėjo įrodymų, bet tikrai išsireikalavo tais laikais gana solidžios kompensacijos. Nes pasitelkėm vaizdinę medžiagą, nereikia trinti tų žinučių su sutuoktiniu, ypatingai per Messengerį jos dažniausiai ir lieka, tai atranda visko tie sutuoktiniai ir kai jau prasideda skyrybos, tai vienas kartais net teigia, kad jau negyvenom metai, mes jau metai laiko nebegyvenom, nesvarbu, kad santuokai įgytas, mes jau nebegyvenom, tai būna net... Deja, viskas yra ant popieriaus. Tai būtent, kad gyvenant tokiais laikais, kur mes naudojamės tom išmaniosiam technologijom, tikrai nesunku įrodyti, kad tu gyvenai tą santuokinį gyvenimą
Ir tik tai kiekvienu atveju reikia įsivertinti, būtent nueit pas teisininką ir įsivertinti, ką galima padaryti. Tai žodžiu, netgi... Pavojinga tos skaitmeninės technologijos. Tai netgi žinutės irgi yra, vat, sakykime, elektroniniai, ten tie visi laiškai paštuose, ar ne, tai tikrai žinau, kad jie tokie, kaip ir turi tą tokį, ar ne, na, kaip įrodymas, bet netgi ir Messenger, ar ne, tos žinutės, o visas šitas, viską galima panaudoti. Tai žodžiu, reikia labai galvoti. Labai galvoti, ką kalbi, ką rašai ir kam rašai. Jo, o aš turėjau dabar irgi neseniai tokią situaciją, buvau susitikusi su tokia moterim, kuri nori parduoti kotedžą, žodžiu, čia Vilniui, ir jisai yra, na, kaip įsigytas santokoj, bet, žodžiu, žmonės sutuoktiniai skiriasi, iš tikrųjų dar neišsiskyrė galutinai, bet skiriasi. Ir pats vyras, sutuoktinė, žodžiu, turi labai daug skolų, jau susiradęs ir kitą šeimą ten, žodžiu, gyvena jau visiškai netam kotedže, žodžiu, o moteris yra palikta ir jinai moka paskolą, jinai netgi moka už jos skolas, žodžiu, vat, tokia situacija visiškai tokia maišalinė, chaosas, jinai pati ten jau, kaip sakant, jau vos ne depresijoje, nes, tiesiog beviltiška tokia situacija. Ir sako, aš bent jau norėčiau parduoti tą namą, nes turi ir keletą vaikų nepilnamečių, bet sako, jis nesutinka. Jis nesutinka, o tai yra abiejų jų turtas ir sako, mes niekaip negalim parduoti, negalim susitarti, tiesiog negalim prieiti. Iki to sprendimo tiesiog ir kažkokių tai žingsnių, sakykime, kad pradėt pardavimą, ką daryti tokiu atveju, jeigu nesutarė. Tai kaip ir užsiminiau pradžioje, kad žmogaus nuosavybė saugoma konstitucijos ir jeigu jis nenori parduoti, tu negali jo priversti parduoti. Bet ką aš išgirdau, kad sutuoktinė viena moka kreditą, tai ten susikaupia tikrai solidžios sumos, tai jeigu vienas sutuoktinis moka kreditą, nereiškia, kad kitas nuo jo yra atleistas ir tas, kuris sumokėjo, turi pilną teisę prisiteisti tą skolą. Ir kalbant apie kitus kreditorius, tai jeigu yra santuoka jau nutrūkus jų, ar nėra? Dar procese, ne iki galo, nes jis vilkina ir ten, žodžiu, dar ir sumos procesui visos yra skiriamos. Ten, tarsi, labai daug visko ir daug finansinių dalykų ir, jį bent jau sako, aš bent jau norėčiau parduoti, kad atsijimtų. Kol nėra įvykusi ta santuokos nutraukimo byla, tai be jokios abejonės, kad tu nieko negali padaryti, tik laukti. Ir tokiu atveju teismas nuspręs, kaip tas turtas lieka padalintas, ar jis tiesiog jie lieka bendrasavininkais. Jeigu taip, toliau gali kelti atidalinimo bylą, rodinėti, kad, žiūrėkit, jisai nevykdo kreditoriam įsipareigojimų, taip pat reikalauti prisiteisti tą sumą ir tik tada jau galbūt įvyktų tas atsidalinimas. Pavyzdžiui, išmokėtų jam tą kažkokią kompensaciją, o jinai išskaičiavus, kiek jinai yra sumokėjus jo dalį ir tada jinai pardavinėtų tą namą. Bet tokiam veiksme, tokiam procese lieka tik laukti ir palietėme šį tikriausiai tą kitą labai svarbią kreditorių temą. Tai vėlgi santuokos nutraukimo metu sutuoktiniai lieka dažniausiai solidariai skolingi ir net jeigu susitarė, kad turtas priklausys vienam, tai nusimato, kad tas vienas mokės paskolą, o bankas labai retai modifikuoja prievolės, bet visada galima pabandyti eiti su banku kalbėtis individualiai ir tai būna pavyksta. Kiekvienas bankas nustato savo sąlygas. Pavyzdžiui, vienoje byloje bankas pasakė, kad išsiskyrus, jeigu jinai viena mokės 2 metus, tai tinkamai, nevėluodama, mes tada sutiksim pašalinti buvusį sutuoktinį kaip bendraskolį. Arba leidžia pakeisti kitų asmenių, kad jis laiduotų. Tai kiekvienu atveju taip pat labai rekomenduoju eiti į banką ir kalbėtis dėl prievolės, galimybės modifikuoti prievolę. Bet tos pačios, pavyzdžiui, skolos, ar ne? Nes skolos tai,
Net nežinau iš tikrųjų, nežinau, kokios ten pas jį skolos buvo ar ne, bet tos skolos Bet čia be kokios gali būti. Taip, bet vat ir klausimas, tada jeigu, sakykime, mano sutuoktinis ar ne yra skolingas kažkam tai, ar ne, kažkokiam tai įstaigom, nesvarbu, bet kam, ar ne, už telefono ten kažką sąskaitas, ar ne. Tai ar man reikia jas mokėti, ar man jos pereina ir, na, kokia situacija, nes, pavyzdžiui, ji moka, ir atsako, aš moku. Tai vėlgi, jau keliant santuokos nutraukimo bylą, reikia reikalauti, kad išsianalizuoti, kurie kreditai buvo paimti šeimos poreikiam tenkinti, o kurie ne. Ir tie, kurie buvo paimti ne šeimos poreikiam tenkinti, reikalauti, kad pripažintų tai būtent asmeninė prievolė, nes iš tiesų yra dažnas atvejis, pavyzdžiui, man greituosius kreditus nereikia sutuoktinio sutikimo, jos laisvai išduoda. Ir žinau atvejų, kai sutuoktinis pasiėmė ir 10 ir 20 tūkstančių lošimams azartiniams. Tai ir įrodinėjai, kad, žiūrėkit, yra toks kreditas, o kuris buvo panaudotas, tai jeigu įrodo, tu teisme gali reikalauti, kad įpareigotų pateikti ir banko sąskaitų išrašus, iš kurių labai gerai matai, kur tie pinigai nuėjo, tai kartais jie būna ten ir mamai pervesti, ir dar kam nors, ir draugam, visokių yra atvejų, kad ir kaip būtų apmaudu, bet suaugę žmonės kartais elgiasi kvailiau negu vaikai. Tai ir tiesiog įrodinėjai, kad tai nebuvo panaudoti šeimos poreikiams ir tai yra asmeninė, o ne bendra prievolė ir kad aš nedaviau nei sutikimo, nei žinojau, nei ką. Mano praktika buvo irgi tokia viena, net sakyčiau, juokinga situacija, kai sutuoktinė su vaiku išvyko gyventi į Angliją, sutuoktinis liko Lietuvoje ir jinai buvo tikrai vartojanti alkoholį ir lošianti. Ir jie 16 metų negyveno kartu, bet jis negalėjo su ja išsiskirti, jinai ten ignoruodavo, o jis toks numojas ranka gyveno su kita moterimi. Ir vieną dieną antstoliai jam visas sąskaitas areštavo ir viską nuskaitė. Tai aišku, kad gali... Čia už ją. Už ją, nes tai yra santuoka ir iš kur jiem dabar žinoti, kad jie negyvena kartu. Tai aišku, mums pavyko atstatyti tą teisybę, rodant, kad jie kartu negyveno, kad tai yra... Jis jau kitą šeimą, kad turėjo? Taip, kad jis turi kitą šeimą ir taip toliau, bet nereikia iki to prieiti, nes bet kuriuo atveju jau tai yra nemalonu. Tai kainuoja papildomai, jau teisininkų išlaidos atsiranda, tai visada yra geriau apgalvot laiku ir susitart laiku. Nu, jeigu jau nusprendėjai skirtis, tai skirkis dabar vadinasi. Nu, žodžiu, nedėlsti, nes ir skolos visos, vėl ta pati situacija, viskas pereina ir paskui gali skaudžiai tiesiog viskas kainuoti. Taip, ir tikrai dažnu atveju, jeigu skiriamasi dėl smurto, dėl alkoholio, tai moteris būna sugniuždyta, jinai sako, aš nieko nenoriu dabar daryti, aš kaip čia jau ir prasibijau, ir metus antrus laukia, nors tie gyvenimai visai atskiri, o jis tuo metu ir toliau užsiima tam savo linksmybėm, ar ji ir ima greituosius kreditus. O aš dar šiek tiek prie savo tos istorijos noriu grįžti. Nes vat irgi prisiminiau, žodžiu, ten tas vyras pradėjo irgi grasinti, kad, vat, kaip kalbėjai apie ukrainiečius, ar ne, sako, mes ateisim ir su kita šeima gyvensim tiesiog. Ir žodžiu, aš tave čia... Jo, aš tave čia, žodžiu, vos ne iškraustyt galiu ten, žodžiu. Tai ar tikrai taip gali pasielgti? Tai dažniausiai tai yra tušti grasinimai, nes kiekvienu atveju tu gali ir policiją kviesti ir savo teisės ginti. Ir mano praktikoje daug kas grasino ir tais baltarusiais, ir ukrainiečiais, ir benamiais, ir viskuo, bet niekas panašaus ir neįvyko, nes dažnu atveju tai vėlgi yra nepilnamečiai vaikai ir yra svarbu jų interesus užtikrinti, jų gerovę užtikrinti. Tai teisinių būdų yra, teisinių priemonių yra, reikia tik nebijoti. Tos pačios yra teisinės priemonės įpareigoti sutuoktinį gyventi skyrium, kad jis negalėtų gyventi tame name, jeigu tu įrodai, kad jisai ar smurtauja, ar alkoholį vartoja, tu neturi jokio kito turto nuosavybės teisę, tik tuos bendrus namus tu gali reikalauti ir tokį prašymą teikti. Tai yra laikinosios apsaugos priemonės, kol vyks šitas procesas, prašau, kad įpareigokit jį gyventi atskirai. Ir laikytis kažkokio atstumo. Taip. Bet o jeigu, pavyzdžiui, yra problematiški, ar ne žmonės, tarkim, skiriuosi, kaip pavyzdys, su antra puse
ji yra visiškai problematiška, vat, kaip sakai, smurtauja ten kažkas ar ne, gink dieve. Bet ar daug tokių situacijų būna, kad viena ar kita pusė sako, pasiimk viską? Nu, pasiimk tiesiog, bet atstok, skiriamės greičiau ir nesidalina visai. Yra ir tokių atvejų. Bet dažnai būna, vat įdomu, šį praktiką. Nėra jau taip dažnai, bet dažniausiai tas, kuris viską nupirko ir padarė, atiduoda viską, kad tik atstotų. Bet vienu mano atveju tai klientas kreipėsi, kai jau buvo pasirašęs, kad jis viską palieka ir kreipėsi, kad sako, dar nepatvirtinta ta sutartis, aš noriu atsiimti. Po laiko tiesiog ar nekreipėsi, norėjau, kad norėčiau dar to namo. Nes tiesiog sutuoktinė, kai sako, kai aš į viską pasirašiau tą sutartį, kad palieku, jinai sako, mane dar labiau pradėjo reketuoti ir sako, aš sėdžiu prie televizijos, man smart įdėina prisijungimą, jinai bando prie mano sąskaitų prisijungti, jinai vaikai susirga, tu žiūrėk vaikus, nors jis visada buvo pagrindinis šeimos maitintojas, jo pajamos yra didesnės, sako, aš dirbti nebegaliu, turto jokio nebeturiu, sako, aš nesuprantu, kas čia vyksta. Tai tas toks pasidalinimas dažniausiai vis tiek nesukuria gero ryšio tarpusavio, o iššaukia ir tolimesnius nesutarimus. Gudrios moteris. Bet būna. Visokių yra moterų, visokių yra tikrai vyrų. Bet jeigu yra to turto, tai nebūna dažniausiai malonios skyrybos. Nebūna dažnai taip, kad yra, ar ne? Bet, nu, kaip aš ir sakau, kad, žodžiu, pasiimk. Kuo daugiau turto, tuo daugiau problemų, man atrodo, taip išeina. Nu, tarpsme. Nebūtinai, kartais yra tiesiog vienas bendras namas ir ten šalis gali ir 5 metus bylinėtis dėl jo. Man atrodo, kad kuo yra verslesni žmonės, kuo jie daugiau turto turi, tuo dažniau jie turi sutartis. Nes aš pati prieš 8 metus sudarinėjau, tiesiog turėjau klientus, kurie užsienio pilietį susituokė su lietuvė ir jie seniai turėjo tas sutartis ir net ten reikėjo jiem pamodifikuoti šiek tiek ir jie viską buvo susitarę ir koks bus vaikų išlaikymas ir kiek ten jai skirtų ir kaip įmonės ten ir kaip kas, absoliučiai viską buvo apsitarę, tai buvo normalu, nes tiesiog svečiose šalyse tam tikrose tai yra įprasta praktika, tiesiog net neįsivaizduojama. Čia pas mus gal dar šiek tiek prisidėjo. Jau pas mus keičiasi irgi visi kitaip į tai žiūri, kaip tiesiog, kaip paprastą susitarimą, nu kodėl nesusitarus, kaip būtų, jei būtų. Nes pradėjus gyventi santuoką tikrai išryškėja trūkumai, pasimato, kad ne visada žmonės galbūt ir komunikavo prieš tą santuoką, kaip turi būti tie bendri finansai tvarkomi, prasideda pyktis, kodėl tu šeimos pinigus skiri žvejybos reikmenim, o jis sako, ašgi užsidirbu, kodėl aš negaliu turėti jokio hobio ir prasideda tie pykčiai ir dėl vaikų auklėjimo, ir dėl indų nešvarių, ir dėl visko, ir išauga į tokius konfliktus. Iš buitinių, ar ne? Visiškai elementarių. Iš visiškai elementarių. Ir tiesiog atrodo kartais, kad žmonės nesikalba. Ir būtent ir santuokoje labai mažai kalbasi. Ir kaip matom, kad dažniausiai po švenčių netgi padaugėja tų kreipimusi dėl skyrybų, nes visi pabuvę kartu supranta, kad negali vienas kito pakęsti. Per ilgai. Kad ir kaip būtų gaila, ar ne, atrodo tokie gražus momentai, bet kai kam turbūt lemiami. Nu, bet kad labai daug tų tokių karštakošių žmonių yra. Santuokos nutraukimas yra emocijos. Yra didelės emocijos ir aš pati dabar irgi vienoje byloje jau sutuoktinis gerai sutinku su viskuo, jeigu tavo atstovė parengė sutartį. Taip. Aš parengiau sutartį, jis nebesirašo, sako, čia mane visi apgaudinėjat ir prirašo sąlygų, kad įsipareigoja nesikreipti teismą dėl vaikų išlaikymo didinimo 4 metus. Nors tokia sąlyga, joks teismas netvirtins, nėra prieštaraujant įstatymą. Ir jis turi savo atstovę, tada jis apkaltina, kad jo atstovė iš jūs tikriausiai papirkta, nutraukė su jo sutartį, eina su kitu atstovu. Čia jo išsirinkta atstovė. Čia jo išsirinkta atstovė, tada jis nutraukė su jo sutartį, eina. Ir taip daro, nes akivaizdu, kad šeima kišas ir šeima paprotina, kad tave bando apgauti, liksi be nieko, nes mes nusimatėm terminą, per kurį išmoka tą kompensaciją. Tai jis dabar sako, pirma pinigai, po to sutartis. Tai sakau, o
Kas garantuos? Kas garantuos, kad jūs pasirašysite tą sutartį? Taip. Jūs čia mane išmaudysit, jūs čia mane apgausit, ten tų žinučių įvairiausių gaunu aš ir pati. Taip. Nepelnytai. Tai tiesiog yra labai daug įsikišimo skyrybų metu ir iš aplinkos. Taip. Ir net labai suprantu žmonės, kurie net nepraneša niekam, kad skiriasi ir tiesiog, kai išsiskiria, pasako, nes žino, kad visi atsiras ekspertai, kurstytojai ir niekas apie vaikus negalvoja, visi Taip. galvoja tik tai, kaip čia tas namas bus padalintas, Kiek čia tų pinigų? kiek čia visi pasidaro ekspertais ir teisininkais ir vertintojais ir žinančiais viską geriausiai. Bet o dar, kalbant apie pačias sutartis, ar ne, tai jos, aš kaip supratau, nėra ar nestandartinis šablonas, tu į jas gali įsitraukti praktiškai bet ką. Kaip ir tu minėjai, ar ne, kiek bus vaikams ten, kiek, žodžiu, visas tas tokias detalės. Tikrai galima apsitart, aišku, priklauso ir nuo notaro, kuris tvirtina, vienas lankščiau, kitas ne, bet kokiu atveju tas sutartis turi tiesiog neprieštarauti įstatymams. Bet kažkokių papildomų sąlygų, ar ne, pagal individualią situaciją galima įsitraukti? Taip, galima nusimatyti ir, tarkim, kiek kitai šaliai atiteks ten, net, tarkim, priklausant ir nuo metų kartu praleistų ir nuo visko. Tai tikrai galima susidaryti ir labai, labai tokias liberales sutartis prisitaikius prie savo asmeninių poreikių. Ir apskritai reikia nustoti, kad sutartis yra šablonas. Nes mes tą girdim kiekvienoje situacijoje. Man reikia šablono. Nėra šablono. Taip. O jeigu jūs išsitraukėte iš interneto kažkokią sutartį, tai jinai vadinasi visiškai netitiks jūsų poreikio. Aišku, šiuo atveju, kalbant apie vedybinės, iki vedybinės, povedybinės sutartys, turto atidalinimo, tenka eiti pas notarą, notaras jas tvirtina ir jis rengia ir jums reikia tiesiog išsakyti savo poreikius, o jis parengs. O jeigu, tarkim, nes būna kartais ir tokių atvejų, vieną tikrai žinau šiaip iš pažįstamų, kad tiesiog tarpusavį pasirašė. Paparašais. Nu, niekur jinai nėra. Sako, į savo formą tarpusavį? Tiesiog, susitarė ir paparašais. Ir ką tokiu atveju čia teisme kažką Tai įrodytų? tokia sutartis, ji absoliučiai neprilygsta iki vedybiniai, povedybiniai, nes tu nesi apsaugotas nieko, nei nuo sutuoktinio kreditorių, nei nuo verslo rizikų, nei taip toliau. Tai yra kažkoks susitarimas, na, pavyzdžiui, kad sutuoktinis pasirašo, kad sutuoktinė investavo tiek ir tiek pinigų į butą ar taip toliau. Tai yra įrodinėjimo priemonė. Bet tai nėra nei turto atsidalinimas, nei taip toliau. Tai yra tiesiog įrodinėjimo priemonė procese. Tai čia lygiai taip pat kaip Messengerio žinutė, ar ne, lygiai tas pats yra... Turbūt. Ko gero, kiekvienas teismas sprendžia individualiai, aišku, kai prasideda ginčiai, tai viena šalis kitą kaltina suklastojus viską, o kartais kita šalis ir suklastoja, nes turiu tokį atvejį, net ne vieną, kada prasideda skyrybos, sutuoktinis nuėmė pinigus, pavyzdžiui, 10 000 ir padavė sutuoktiniai, kad būtų įrengtas, o jinai, pavyzdžiui, pasiėmė ir susirašė su tėvais paskolos sutartį. Ir atsiranda ten pilna tų paskolos sutarčių. Ir kartais net nepasižiūri, kad ten net to tušinuko nepakeitė. Tu matai, kad ten tiesiog metų skirtumas, bet ta pati keista spalva žalia ten kokia nors. Tai prasideda tiesiog įvairūs tie žaidimai, daug sutarčių tarp tėvų ir... Nes paprasčiausia, nes neapsimokestina ten pinigai su tėvais, kur tarp vaikų gali vaikščioti tarp tėvų vaikų. Ne, dažniausiai tai yra todėl, kad įrodyt, kad dalis didesnė. Okay. Negu kad, pavyzdžiui, vienas sutuoktinis skiria pinigus, duodavo, pavyzdžiui, grynaisiais, o pasidaro, kad skolino neva jos tėvai ar jo. Įrodinėjant, kad ne, jisai nedavė, mes nežinom, jisai nusiėmė, kuris padėjo, mes nesuprantam. O dar irgi dėl pinigų kalbant, sakykime, darant pavedimus, ar ne, vat, kaip irgi pasakojai, kad vyras išvykęs, ten remontui, įrengimui, ten, žodžiu, darė pavedimus. Ar svarbu yra pavedimų ta mokėjimų paskirtis? Nes čia irgi daug visokiausių mitų, ar ne? Visada yra geriau parašyti, kam skirta, kad būtų remontui sumokėti meistrams, pavyzdžiui,
bet dažnu atveju neparašyta, tikriausiai dažniausiai Papildymas, neparašyta. pavedimas. Šiaip, zuikiai su meilė. Taip toliau. Dovana. O po to prasideda, tai tikriausiai blogiausia, ką galima parašyti, dovana. Bet tiesiog įrodinėjai, kad mūsų sutarimas buvo toks, skirti tam turto pagerinimui ir taip toliau. Tai yra įrodinėjimas. Jeigu yra parašyta juodu ant balto, visada yra geriau. Bet o jeigu dovana, sakai, blogiausia? Tai blogiausia taip yra dovana, nes pavyzdžiui, tu pervedėjai pinigų, nusipirkti automobiliui sutuoktiniui ir parašai dovana. Ir jis sako, tai yra asmeninis turtas, nei man išreiškia valią dovanoti. Tai tikrai blogiausia, ką galima padaryti, kad dovana, nes tai apsunkina įrodinėjimą. Dovana ir yra dovana. Dovana, ir jis sako, Tai tai viskas padovanoja. Viskas, tai vad reikia galvoti, nes dauguma iš tikrųjų nepamasto, ar ne, netgi skolinantis ten būstui tam pačiam, ar ne, tengi būna pilna visokiausių pavedimų padaroma, papildymai, pavedimai. Šiaip, vat, kaip sako Karolina. Skolintis įnašui negalima. Teoriškai. Teoriškai. Praktikoje visokių. Praktika yra viskas. Na, niekas prieš tai nieko nerodo, bet žmonės daug klausimų tokių užduoda, kad man čia dabar va, tėvai biškiai. Taip. Tai aišku, dovanot gali tėvai. Tai taip, bet turime tai, kad... Bet po to atsiranda, kad čia nes tikrai yra atveju, kada tiesiog tėvai dovanoja abiem vestuvių progą 10 000 įnašui, o tada jau ateini į ginčą, jau paskolos rašteliai, tėvai sako, mes jam nieko nedovanojom, ne, čia mes paskolinam. Nu tai taip jau, paskui, kai reikia dalintis, tai jau normalu, kad atsiranda... Tėvai stoja irgi Tėvai į savo tada taip pusės. Taip, nes normalu, jeigu jie irgi davė pinigų ar ne, tai vaikai skiriasi, nori vis tiek vaikui turbūt savo ar ne. Geriausia. Nu jo, bet šiaip visi pasirašytų sutartis, tai aišku, tau darbo mažai būtų, bet kaip realiai... Mes visada darbą turime. Bet kaip, žinai, teisingai padaryti, kad tos skyrybos būtų jos... Planelis, ar ne? Nu, iš principo jo, nes būkim biedni, bet teisingi, žmonės skiriasi, vieną dieną myli, kitą dieną nebe, arba atsiranda kažkas, ką labiau, ir tada atsiranda gyvenimas. Tai kaip teisingai padaryti, pagalvoti jau pačioj pradžioj ir teisingai išsiskirti, kad nereiktų draskytis? Tai prieš vestuvės reikia kalbėtis, apsikalbėti viską, skirti daugiau laiko vienas kito pažinimui, ne tik vestuvių fotografo paieškai kuo geresnio, bet pasikalbėti, kaip čia bus, nes skiriantis atsiranda pykčiai. Aš uždirbau ten į mėnesį 7 000, o jinai tik 1000. Tai čia nelygu, bet santuokos metu viską, ką gauni, tai yra bendra. Tai reikia apsikalbėti, apsitarti viską ir tai išdėstyti sutartį. Ir tada tikrai tos skyrybos bus nei sunkios, nei kažkokios kitokios. Jos tikrai bus daug lengvesnės ir paprastesnės. Tuo labiau, kad tos sutartys gali apsaugoti ir nuo daug rizikų. O šiaip būna daug tokių, kurie bando užginčyti turimą sutartis. Nu, tarkim, nepatogu. Nu, nežinau, susidarai sutartį. Pasirašė ar ne? Jo, atrodo, kad okei. Ir tada atėjo laikas skirtis ir žiūri, kad vienos... Tai nėra taip lengva nuginčyti tokią sutartį, kai yra notaro tvirtinta. Tai aš savo praktikoje, kad kažkas bandytų ją ginčyti, neturėjau tokių ginčių. Tai žodžiu, jinai pakankamai tokia stiprią galę. Taip, tai yra notaro tvirtinama. Notaras taigi, mato, kad ginklo nėra įremto sutuoktiniui, o ką tu daugiau gali pasakyti, kad tu... buvai ne savam protė. Tai, tiesiog turi būti pagrindas nuginčyti, tai pagrindo praktiškai nėra. Tai žodžiu, Karolina, visiems turbūt ar ne rekomenduotum pasirašyti, kad būtų mažiau ateityje problemų, ar ne? Dėl ramesnio gyvenimo. Turint turto, neturint, nesvarbu, ar ne? Tikrai rekomenduoju ir taip pat rekomenduoju vadinamiems sugyventiniam partneriam apgalvoti prieš investuojant į savo draugo draugės turtą arba susidaryti susitarimus atitinkamus. Bet jie gali, ne? Sugyventiniai irgi pasidaryti tokius... Yra priemonių, yra tikrai priemonių ir statant namus bendrai galima sudaryti jungtinės veiklos sutartį, kad pavyzdžiui registrų centre būtų registruojama viena antroji asmeninės nusavybės, nes ir pirkti turtą bendrai galima, nesusitokus, tai yra tiesiog kaip asmeninė nusavybė viena antroji.
registruojama, tai priemonių tikrai yra ir tikrai nerekomenduoju viską daryti vienu draugo draugės vardu. Okay. Tai žodžiu, mūsų įsijungus šiandien tikimės, kad bus kažkam tokia galbūt kaip, ne kiek pamoka, nes vėl nauda turbūt, ar ne, šiek tiek į ateitį galbūt pasiruošti ir keletą žingsnių tokių, ar ne, apgalvoti į priekį prieš tuokiantis galbūt, arba jau po, bet nes galima. Turbūt nėra niekad vėlų apie tai pagalvoti, bet kuriuo atveju. Jo, bet Karolina, ačiū tau, iš tikrųjų labai labai naudinga informacija kiekvienam, nes čia praktiškai iš tikrųjų kiekvieno situacijai galima pritaikyti. Niekad nežinai, kas bus rytoj. Tai ačiū tau labai, kad sutikai pasidalinti. Ačiū, kad